Iš Liublino geležinkelio stoties galima nuvažiuoti į nedidelį kaimą, esantį visai netoli sienos su Ukraina. Apie šį kaimą nebūtų plačiai žinoma, jeigu ne vienas įvykis. 1940 metais buvo nuspręsta šalia to kaimo įkurti centrą, mirties centrą. Dabar aš jį ir nuvažiuosiu. Įspėju, klausytis nebus lengva. Traukiniu važiuoju iš Liublino, iš tos pačios stoties, iš kurios kadaise buvo siunčiami žmonės į mirtį. Belžecas, mažas kaimelis, beveik niekam nežinomas, jeigu ne vienas baisus faktas. Čia naciai nusprendė įkurti mirties stovyklą. Ne šiaip sau lagerį, ne darbo stovyklą, o mirties centrą. Čia viskas buvo suplanuota iki mažiausių detalių, tam, kad naikintų žmonės. Žydus iš Lenkijos, Rumunijos, Sovietų Sąjungos ir Vokietijos beveik 600 000. Dauguma jų mirė dujų kamerose. Važiuoju ir galvoju, kaip visa tai įmanoma. Iš pradžių tai buvo tiesiog miško laukymė netoli geležinkelio. Logistinė vieta ideali. Belžeco geležinkelio stotis buvo prijungta prie pagrindinių trasų, todėl žmonės buvo lengva čia atsigabenti vagonais. Ne tokiais pat kaip šis, kuriame aš dabar sėdžiu, o gyvuliniuose, pergrūstuose, kuriuose nebuvo nei maisto, nei vandens, netgi oro trūko kvėpuoti. Ir aš įsivaizduoju tokį vaizdą, matau per langą žmonės, stovinčios ant platformos. Jie dar tiki, kad važiuosi į kažkokią naują vietą, geresnį gyvenimą, santykinai saugesnį, nei buvo Liublino ar kituose getuose. Jie nežino, kad važiuos tiesiai į dujų kameras. Stovykla buvo padalinta į dvi dalis. Pirmoji – priėmimo zona. Geležinkelio rampa, 10 vagonų vienu metu. Vagonai, kurie netilpdavo, tiesiog laukdavo stotyje, kol ankstesnį srautą sunaikins, kaip bagažą, kaip krovinius. Tada siauras 100 metrų ilgio praėjimas, aptvertas spygliuota viela, užmaskuotas ir galutinis taškas – dujų kameros. Vienas ilgas medinis barakas, kurio viduje netikros dušo galvutės. Ženklai su užrašais, pirtis. Viskas tam, kad žmonės nepanikuotų, kad eitų ramiai, dujos, lavonai ir vėl viskas iš naujo. Žiūriu į laukus, į lietingą orą ir jaučiu tą keistą, slogų jausmą. Kaip galima buvo visą tai sugalvoti, kaip galima taip sistemiškai naikinti žmonės ir dar vadinti tai sprendimu, galutiniu sprendimu. Galvoju apie tylą, apie tuos, kurie niekada negrįžo, apie Belžecą, apie 100 000. Aš jau niekada nežiūrėsiu į geležinkelio bėgius taip pat, kaip žiūrėjau juos būdamas vaikas, kada dar nežinau apie Belžecą, Treblinką, Sobiborą, Aušvicą. Ši vieta nepalikdavo žmonėm jokių šansų išgyventi. Nebuvo nei vieno loterijos bilieto. Išardyti seni bėgiai, kurie vedė į stovyklą pačią nuo geležinkelio stoties. Ant šių bėgių važiavo vagonai, kurie vežė aukas į šią stovyklą. Čia net stovykla nepavadinsi, į mirties vietą. Toks jausmas, kad pasineri vis gilyn, gilyn, gilyn. Artėji prie visų tų aukų, kurios čia yra. Surašyti vardai, kurie yra žinomi, daug vardų yra nežinomų.
Vokiečiai nieko nepildė, jokių sąrašų, tiesiog visus, kuriuos atveždavo, visus sunaikindavo žmonės, niekas nebuvo dokumentuojama. Stovykla buvo pastatyta nuo nulio ir buvo skirta tik žydams naikinti. Belžeco geležinkelio stotis buvo sujungta su geležinkelio centru, esančiu 14 km nuo Belžeco, todėl į naikinimo centrą buvo galima vežti traukiniais iš daugelio vietų. Kvalifikuoti Lenkų darbininkai iš Belžeco ir apylinkių pastatė dujų kameras ir kareivinės. Visa stovykla užėmė palyginti nedidelį, beveik kvadratinį plotą. Belžecas buvo padalintas į dvi dalis. Pirmoje stovykloje buvo priėmimo zona, ji turėjo geležinkelio rampą, kurioje tilpo net 10 vagonų. Vagonai, kurie netilpdavo, laukė geležinkelio stotyje, kol buvo apdoroti ankstesni vagonai. Antroji stovykla, tai naikinimo zona, apėmė dujų kameras ir didelės stačiakampės laidojimo duobės. Buvo pastatytas siauras 2 metrų pločio ir 100 metrų ilgio praėjimas, iš abiejų pusių aptvertas kamufliažinėmis spygliuotos vielos tvoromis. Šis praėjimas sujungė pirmos stovyklos nusirengimo pastatus su antros stovyklos dujų kameromis. Lenkas Stanislovas Kozakas, dalyvavęs statant pirmąją dujų kamerą Belžece, apibūdino jo statybą taip. Jis davė parodymus 1945 metais po karo. Į Belžecą mano kaimą atvyko 3 esesininkai, kurie pareikalavo 20 darbininkų iš bendruomenės. Savivaldybės įstaiga paskyrė 20 gyventojų, tarp jų buvau ir aš. Buvo pastatyta 1 metro aukščio iš lentų rampa, o palei šią rampą nutiestas siaurojo geležinkelio bėgis, kuris vedė tiesiai į didelę duobę, kurią iškasė ukrainiečių sargybiniai. Duobė buvo 6 metrų gylio, 20 metrų pločio ir 50 metrų ilgio. Tai buvo pirmasis kapas, kuriame buvo palaidoti mirties stovykloje nužudyti žydai. Tuo metu, kai statėme kareivinės, ukrainiečiai duobę kasė net 6 savaitės. Pastačius kareivinės ir kitus barakus, vokiečiai mus iš darbo atleido. Tolesnius stovyklos statybos darbus vokiečiams prižiūrint vykdė žydai. Dujų kameros iš tikrųjų buvo ne kas kita kaip medinis barakas, pritaikytas ir sukonstruotas taip, kad susidarytų maudymosi patalpos įspūdis. Siekiant sustiprinti šią apgaulę, įtaisė netikras dušo galvutes ir iškabino pirtį nurodančius ženklus. Pagaliau į dušą. Taip, 2 dienos keli be dušo, tikras košmaras. Nepaisant visų pastangų, statybininkų komanda nesugebėjo pastato sandariai uždaryti. Dujų išleidimo operacijos metu, norintis spręsti šią problemą, prie išorinių durų reikėjo sukrauti smėlio. Po dujų išleidimo reikėjo pašalinti smėlį, kad būtų galima prieiti prie lavonų. Tapo akivaizdu, kad būtini dideli pakeitimai, ypač dėl to, kad dujų kameros pasirodė netinkamos. 1942 metais kovo viduryje Belžeco mirties stovykla buvo pasirengusi priimti žydus naikinimui. Liublino gete prasidėjo masinis žydų surinkimas. Pirmųjų perkelimų į Belžecą iš geto paėmė 1400 žydų. Jie buvo laikomi per naktį vienoje didelėje sinagogoje. Kitą rytą jie buvo nugabenti į Liublino geležinkelio stoties pakraštį, kur buvo suvaryti į vagonus. Ryte transportas išvyko į Belžecą. Išgyvenusiųjų nebuvo, o 42 metų kovo pabaigoje Belžeco duobėse buvo palaidota apie 18 000 žydų iš Liublino geto. Dar 8 000 žydų iš Liublino buvo nugabenti į mirties stovyklą kitą mėnesį. Transportas į Belžecą vyko iš 2 krypčių – iš Liublino ir iš Lvovo geto. Per 3 savaitės buvo atvežta beveik 30 000 žydų iš Galicijos, esančios Ukrainoje. Nemažai vietinių kaimo gyventojų liudijo apie pirmąjį į Belžecą atvykusį transportą. Alois Berezovski liudijo 45 metais po karo. 42 metų kovo mėnesį atvyko pirmasis žydų transportas. Jį sudarė apie 15 vagonų. Šis traukinys buvo nutemptas į geležinkelio atšaką link stovyklos. Vėliau tos pačios dienos vakare iš savo namo, esančio stotyje, išgirdau baisų vaikų, moterų ir vyrų riksmą, susimaišiusį su retkarčiais šautuvų ir kulkosvaidžių šūviais. Kiek žmonių atvažiavo šiuo transportu, tiksliai nurodyti negaliu, nes buvo dengti vagonai.
Į Belžeco mirties stovyklą, kur dabar buvo siaubingos sąlygos, atvykdavo 3-4 traukiniai per dieną. 42 metų rugpjūčio mėnesį pačiame karštos vasaros įkarštyje Belžece buvo nužudyta apie 130 000 žmonių, daugiausia iš Galicijos ir Krokuvos rajonų. Per kitą mėnesį dar apie 90 000 buvo deportuota į mirties stovyklą. Krūvos siaubingai smirdančių pūvančių lavonų buvo tiesiog suversti ant rampų, laukdami, kol juos pašalins žydų darbo brigada. Vėlai vakare atvykstančius traukinius apdirbdavo ir naktį. Pirmasis atvežtų žydų kontaktas su SS sargybiniais įvykdavo po to, kai jie būdavo iškrauti priėmimo kieme. Traukiniui atvykus į stovyklą, mirusieji, kurie mirė kelionės metu, buvo sukrauti ant rampos, o sergantys pagyvenę neįgalūs ir nerimą keliantys žydai, ar tie, kurie galėjo priešintis, buvo nuvesti prie egzekucijos duobės antroje stovykloje ir sušaudyti. Būtent Belžece buvo sumanyta ir patobulinta masinių žudynių sistema. Buvo atlikti eksperimentai, siekiantis nustatyti efektyviausią būdą nuo atvykimo iki nužudymo ir palaidojimo. Belžece sukūrė pagrindinės naikinimo proceso koncepcijas. Tikslas buvo sudaryti aukoms įspūdį, kad jos atvyko į tranzitinę stovyklą, iš kurios bus išsiųstos į darbo stovyklą. Aukos turėjo tuo tikėti tol, kol nebuvo uždaromos dujų kamerose. Be to viskas turėjo būti atlikta maksimaliai greitai. Aukos turėjo bėgti, nespėti apsidairyti, apmastyti ar suvokti, kas su jomis vyksta. Pagal visą naikinimo schemą žydai patys atlikdavo visus fizinius darbus, susijusius su kiekvieno transporto likvidavimu. SS-ininkams buvo paskirtos atitinkamos pareigos prieš įvežiant transportą į stovyklą nuo priėmimo iki sunaikinimo ir palaidojimo. SS bandė užliuliuoti atvežtuosius raminančiais žodžiais per garsiakalbį sakydami: "Tai Belžecas, jūsų viešnagė laikina, netrukus persikelsite į darbo stovyklas, kur reikalingi jūsų įgūdžiai. Darbo yra visiems. Pirmiausia, man reikia jūsų bendradarbiavimo, kad galėtume greitai jūs nukreipti." Žmonėms nebuvo kito pasirinkimo, kaip tik tikėti tuo, kas yra sakoma, todėl dažnai pasigirzdavo plojimai ir šūksniai. "Ačiū, ponia vade, ačiū, komendante." Tada karininkas paminėjo esminę apgaulės dalį. "Turime turėti tvarką ir švarą. Prieš pamaitindami jūs visi turite įsimaudyti ir dezinfikuoti drabužius. Moteriams būtina nusikirpti plaukus." Moterys nusikirpusios plaukus kartu su vaikais, laukiančios savo maudymosi, bijojo blogiausio, bet jų likimas buvo neišvengiamas. Tada SS karininkas nurodė budintiems puskarininkams tęsti procesą. Vyrų buvo paprašyta nusiauti batus ir surišti juos virvelėmis, kurias išdalino žydų darbininkai. Vyrai atskirti nuo moterų buvo po 750 žmonių kolonomis po 5 eilėje. SS prižiūrimi, atidavė drabužius, asmeninį turtą ir pinigus ir stovėjo visiškai nuogi prie įėjimo į antrąją naikinimo stovyklą. Lazdomis ir durtuvais ginkluoti ukrainiečių sargybiniai stumdė ir privertė visus vyrus sueiti į dujų kameras, tada uždarė duris. Visas šias siaubingas scenas lydėjo stovyklos orkestras, grojęs mėgstamiausias SS štabo dainas tokias kaip Drein Lilien ir kitas. Gavus signalą iš lydinčio SS karininko buvo užvestas dujinis variklis, o maždaug po 20 minučių patikrinus pro kameros duryse esančią akutę patvirtinta, kad visi viduje yra negyvi ir variklis gali būti išjungtas. Dabar sudarytai žydų sonderkomandai SS nurodo pašalinti kūnus dujų kameroje. Buvo atidarytos durys ir išnešti lavonai. Žydų darbo brigadą sudarė apie 150 vyrų. Šios darbo brigados užduotis buvo išnešti lavonus iš dujų kamerų ir juos užkasti. Jie taip pat surinko ir rūšiavo aukų paliktus drabužius, lagaminus ir kitus daiktus, kurie buvo palikti už stovyklos esančioje lokomotyvų pašiūrėje. Prie kūnų buvo pritvirtinti diržai, kad juos būtų galima nutempti į vežimus, kuriais jie turėjo būti gabenami į masinius kapus.
Prieš nuleidžiant kūnus į duobes prie kiekvieno kūno buvo ieškoma vertingų daiktų ir pašalinami auksiniai dantys. Tada išvalė dujų kameras ir paruošė jas kitai masiniai egzekucijai. Chaimas Krizmanas, vienas iš nedaugelio išgyvenusių Belžecą, prisiminė. Atvažiavo vaikų iki 3 metų transportas. Darbininkams buvo liepta iškasti didelę duobę, į kurią įmetė vaikus ir palaidojo gyvus. Negaliu pamiršti, kaip kilnojosi žemė, kol vaikai neužduso. Aš tuoj apsiremsiu. Dėl didėjančio transportavimo skaičiaus 3 esamos medinės dujų kameros buvo laikomos visiškai netinkamomis galimų aukų skaičiui įveikti. Reikėjo naujų kamerų su didesniu žudymo pajėgumu. Senasis medinis dujinis barakas buvo išardytas, o jo vietoje iškilo didesnė, tvirtesnė konstrukcija. 42 metų Liepos viduryje veikė naujos kameros, o 42 metų rugpjūtį iš Lvovo ištremtas Rudolfas Rederis, vėliau pabėgęs iš mirties stovyklos, prisiminė dujų kameras taip. Pastatas, kuriame buvo kameros, buvo žemas, ilgas ir platus, pilkas, betoninis. Iš kiemo į pastatą vedė 3 metrų pločio beturėklų laipteliai. Priešais pastatą stovėjo didelė vaza, pilna įvairių gėlių. Rudolfas Rederis yra vienas iš nedaugelio išgyvenusiųjų žydų. Jis prisiminė SS karininką Reinholdą Feiksą, kuris buvo tik vienas iš daugelio stovyklos prižiūrėtojų. Teigiama, kad jis vedęs ir 2 vaikų tėvas. Jis kalbėjo taip, kaip kalba protingi žmonės. Kalbėjo greitai. Jei kas nors iš karto nesugebėjo jo suprasti, jis muždavo ir rėkdavo kaip beprotis. Kartą jis liepė nudažyti virtuvę. Stovėdamas tiesiai ant kopėčių viršaus, žydas, buvęs chemijos mokslininkas, dažė sieną. Feiksas liepė jam nusileisti ir kas kelias minutės daužė jam per veidą, kol vyro veidas ištino ir pasidengė krauju. Jis visada buvo šalia, kai aukas vesdavo į patalpas, atidžiai klausydavosi moterų riksmų, sklindančių iš dujų kamerų. Jis buvo stovyklos siela kabutėse. Įsigimęs baisus ir kraujo ištroškęs. Paskutinis transportas į Belžecą atvyko 42 metų gruodžio 11 dieną. Rytų fronte tuo metu vokiečiai jau turėjo daug problemų, todėl Himleris, SS vadas, buvo įsakęs, kad išnaikinti visas masinių skerdynių liekanas rytuose. Naciai nenorėjo palikti atvirus įrodymus apie masinės žudynės. Tada paspartino prasidėjusį lavonų deginimą. Palaikų ekshumaciją ir deginimą atliko žydų darbininkai. Vadinamosios mirties brigados sudegino kūnus. Lavonai buvo sukrauti iš geležinkelio bėgių padarytų grotų, apliejami degių skysčių ir po to padegti. Kelis mėnesius visa teritorija buvo po sunkių juodų, riebių dūmų sluoksnių. Vietiniai gyventojai nuo langų braukė žmonių riebalus. Sunaikinti visus įkalčius padėjo kaulų smulkinimo mašina atvežta iš Janovska darbo stovyklos Lvove. Stovyklos vadovybė nusprendė pervežti likusius 300 žydų sonderkomandos narių į Sobiboro mirties stovyklą. Į vagonus buvo sudėti valgomieji stalai ir 3 dienų duona kartu su konservais ir degtinė. Mošė Bachiras, vienas iš Sobiboro mirties stovyklos žydų kalinių, liudijo. Kažkuria tai 1943 m. gegužės mėnesio dieną mums buvo įsakyta likti savo barakuose. Mūsų neėmė į darbą ir tai sukėlė mums nekokių nuojautų. Po pietų buvau iškviestas į įprastą darbą geležinkelio stotyje. Kai vyrai priėjo prie traukinio, jie pamatė baisų vaizdą. Traukinys iš Belzeco mirties stovyklos atvežė paskutinius žydus, kurie prieš tai degino žuvusiųjų kūnus. Jie buvo ištraukti iš vagonų grupelėmis po 10 žmonių ir sušaudyti. Bet iš drabužiuose paslėptų užrašų sužinojome, kad jie iš Belžeco ir kad mūsų laukia toks pats likimas. 1943 m. pavasarį prasidėjo Belžeco eksploatacijos nutraukimas. Sudėtinga tvorų ir užtvarų sistema, kareivinės ir dujų kameros buvo išmontuotos, o naudojami daiktai išvežti į Liublino koncentracijos stovyklą. Tada visa teritorija buvo apželdinta eglėmis ir laukiniais lubinais. Taip pat nusprendė pasodinti medžius ir pastatyti fermą nuolatiniam ukrainiečių šeimos gyvenimui, kad apsaugotų teritoriją nuo šniukštinėjimo. Po
Po visko vietiniai gyventojai nusileido į buvusią stovyklą. Jie ieškojo aukso ir kitų vertybių. Tai parodo, kad vietiniai gyventojai nujautė, kad toje vietoje buvo žudomi žydai. Tai darydami jie atkasė ne visų sudegintų ir stančių kūnų dalis. Po metų Liepos mėnesį Belžeco regioną užėmė Raudonoji armija, o netrukus po išsivadavimo vietiniai kaimo gyventojai ūkiai nugriovė. Tik keletas žydų pabėgo iš Belžeco mirties stovyklos, o karą išgyveno Rudolfas Rederis ir dar keletas, kurie galėjo pateikti parodymus apie stovyklą. Rudolfas Rederis gyveno Lvove ir pagal profesiją buvo chemikas muilo pramonėje. 42 metų rugpjūčio 16 dieną buvo ištremtas iš Lvovo į Belžecą. Dirbo žydų mirties brigadoje, valydavo dujų kameras ir kasdavo masinius kapus. Jam pavyko pabėgti, kai jį nusiuntė darbams į miestą. Jo sargybinis užmigo, o Rederis iššoko iš sunkvežimo ir likusį karo laiką slapstėsi. Rederis persikėlė į Krokuvą ir parašė savo atsiminimus apie Belžecą, o paskui emigravo į Kanadą ir būdamas senas mirė Toronte. Ir pabaigai pakartosiu žodžius, kurie man įsiminė iš Maidaneko stovyklos, kurie yra užrašyti ant kupolo, kuris pastatytas ant aukų pelenų. Tegul mūsų likimas būna jums įspėjimas, nes visą tai gali sugrįžti. Jeigu jums patinka tokie video, ką aš kuriu, galite prisidėti Contribui sistemoje arba mane palaikyti YouTube kanale per Labai ačiū. Dėkoju jums, iki sekančio karto. Ate.